tokia sąlyga. Šeštas tiesė y lygu 4x plus 1 liečia funkcijos f nuo x kvadratu plus bx plus c grafiką, kurio abscisai x0 yra lygu 1. Ir reikia apskaičiuoti trūkstamų koeficientų b ir c reikšmes. Tai mes, kaip pasakyti, tai dabar jeigu būtų grafikas, tai būtų taip. Čia parabolė, šakos į viršų, nes, taip. Dabar šita tiesė liečia tiesė x lygu 1, jo, x0 lygu 1. Va šita tiesė liečia šitos funkcijos grafiką y lygu 4x plus 1. Taip. Iš vienos pusės tiesės krypties koeficientas k yra lygu 4, jo? Taip? O iš kitos pusės, jeigu aš tos liestinės lygties neturėčiau, tai k yra lygu funkcijos išvestinės reikšmei tam taške, kur liečia. Taip? Tai dabar aš įsivaizduoju, kad aš šito neturiu ir aš bandau k susiskaičiuoti. Tai skaičiuoju pirmiausia funkcijos išvestinę nuo x, tai yra x kvadratu plus bx ir plus c išvestinė teisingai. Tai bus 2x plus b išvestinė. Ir dabar skaičiuoju išvestinę taške x0, o mano x0 yra 1, tai išvestinė taške 1, taip? Tai bus 2 kart 1 vietoj x statau į išvestinę ir čia nieko nestatau, nes čia nežinau kiek skaičius kažkoks. Tai bus 2 plus b, teisingai? Ir mūsų k iš kitos pusės išeina, išvestinė nuo x0, tai 2 plus b, taip? Bet čia ir čia, tai tie patys, tos pačios funkcijos, tos pačios liestinės krypties koeficientas, tik skirtingais būdais gautas, taip? Tai pas mus 2 plus b išeina lygu 4. Iš čia išeina, kad koeficientas b yra 2, taip ar ne? Tai mes dabar turime, kad mūsų tiesė ir funkcija f nuo x yra, mūsų tiesė yra šitos funkcijos liestinė, ir b įstatau 2. Taip? Tai jeigu aš norėčiau rasti taškus, kur tos kreivės kertasi, tai kiek susikirtimo taškų jos būtinai turėtų turėti? Vieną. Tai aš dabar ieškau, kur kertasi ir sprendžiu lygtį y lygu y. Tai aš visų pirma nusirašau šitą x kvadratu plus 2x plus c ir lygu šitai. Ir reikalausiu, kad turėtų tik tai vieną sprendinį šitą lygtis. Tai viską sukeliu vieną pusę ir turiu x kvadratu minus 2x plus c ir minus 1 ir lygu 0. Lygties įsidėstau taip narius. Čia x kvadratas, čia x, o čia toliau tada visi skaičiai. Ir skaičiuoju, kaip ir spręsdama, ieškau susikirtimo taškų ir skaičiuoju diskriminantą. Diskriminantas bus b kvadratu 4 minus 4ac, tai 4 kart, tas skaičiukas toks sudėtinis bus c minus 1, taip? Ar taip? Dabar atskliaudžiu, tai turiu 8 minus 4c diskriminantas, taip? Ir prisimenu, kad man šita lygtis, kad kreivės turi turėti vieną susikirtimo tašką ir lygtis turi turėti vieną sprendinį. O kada lygtis turi vieną sprendinį su diskriminantu? Kai diskriminantas lygus 0, tai 8 minus 4c lygu 0 turi būti būtinai, tai iš čia c taip pat koeficientas turi būti lygus 2. Taigi 2 ir 2. Atsakymas 2 ir 2.